Jūs tikriausiai galvojate, kas čia yra. Tai yra, mes Rusijoje jį vadiname greitojo nusileidimo aparatu. Kaip matėte, aš jam ką tik atlikinėjau techninę profilaktiką, nes čia yra labai jautri vieta. Jeigu šie du varžtai yra, jums gali atsitikti nelaimingas atsitikimas, o kadangi atsitinka nelaimingi atsitikimai, būna randų. Štai taip. Beje, aš šneku apie save, norėčiau pristatyti jums savo asistentą Martiną. Taip, tai jisai prižiūri, kad saugumą ir saugumą. Taip, dabar gal pristatyti šio aparatą, viskai su kuriuo mes šiandien dirbsim. Tai štai, praščiau parodyti pirmąjį stovą. Taip, jis yra padarytas, kaip matote, iš medienos ir per jį eina plieninis valas. Štai dabar matote visą šniūrą. Taip, o ten tolumą matote kitą vamzdį. Jis praktiškai reikalingas tik tam, kad sustabdytų šitą beprotišką skrydį. Taip. Dar norėčiau priminti, kad nerekomenduočiau to daryti asmenims iki 14 metų, nes dėl ūgio bei svorio tam tikrų kriterijų. Taip. Visų pirma, turite labai būti atsargus. Štai, palipate kuo aukščiau, taip aukščiau ir keliamųjų kojos judesiu uždedate ją ant nusileidimo aparato. Taip, ištaisykite patogiai, nes laukia ilgas, greitas ir ekstremalus skrydis. Taip. Štai, matote? 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 Pažiūrėkite gerai, nes jūsų pozicija turi būti tokia, kad nesusižeistumėte tam tikrų vietų. Taip. O paprasčiausiai pats skridimas nėra sudėtingas. Paprasčiausiai pakeliate kojas ir laikotės kuo stipriau už šito dalyko, kad jūs nenukristumėte. Štai, tai gal dabar tai ir pademonstruosiu. Martinai, pasiruošk. Taip. Taip, 3, 2, 1. Ne, iš naujo. 3. Ne, aš gal geriau sakysiu. 3, 2 ir tada action, gerai? Taip. 3, 2, action. Taip. Štai kodėl yra reikalingas saugumas. Taip, nes jeigu nesaugiai, jums gali atsitikti taip. Ačiū Dievui, man taip jau buvo, tai antrą kartą neatsitiko, bet dabar iš tikrųjų skauda. Ačiū ponai, susitiksime kitais metais.